22 skyrius. Netikėtas sero Vomio atvykimas ir pirmas jo susitikimas su Ana. Vos spėjau atsibusti kitos dienos rytą, o jau kvietė mane pas Anandą. Nulipome žemyn. Dar buvo nekaršta ir aš susižavėjęs traukiau save gėlių aromatą, kurių kunigaikštis nepagailėjo čia prisodinti. Tolumoje girdėjosi miesto triukšmas. Man atrodė, kad ten už tvoros šėlsta žmonės ir aistros, susivydami į kančių ir nepastovios laimės kamuolį, o čia greta ir Anandos vyrauja tvirtos ramybės atmosfera. Mano atmintyje iš karto šmėsteli iškankintas Henrio veidas, jo įsiutęs balsas, durų vertimas. Atsidusau ir dar kartą suvokiau į žodžius, kad nieko negalima pakylėti į kitą atmosferą, jeigu jis neturi jo savyje. Pirmiausia, pas Anandą pamačiau Henrį, niūriai sėdinti prie stalo. Sveikas, Liovuška, tarė Ananda. Prašau pasakyti, kodėl naktį neatidarei Henriui durų, nors jis maldaudamas šaukė tau, kad 2 žmonėm gresia mirtis. Tik todėl, kad daviau savo žodį išlaikyti jums ištikimybę, o Henris atėjo po to, kai daviau jums žodį 3 dienas su niekuo nesimatyti. Tik todėl ir laiško iš jo nepaėmiau. Net jei būtų sakęs, kad liepsnoja ugnyje, vis tiek būčiau tikėjęs jumis, o ne juo. Būčiau tikėjęs, kad to, ką žinote ir galite jūs, nežino ir negali Henris. Tuo pačiu metu buvau įsitikinęs, kad Henris žino ir gali daug daugiau, nei žinau ir galiu aš pats. Neturiu ir neturėjau jokių abejonių ir jeigu pasielgiau jūsų nuomonę ne taip, prašau atleisti. Ir vis tik, jeigu jūs arba florentietis duotumėte man kokią nors užduotį ar ką nors uždraustumėte, ne už ką nesulaužyčiau duoto pažado. Suvokdamas savo nemokšiškumą, nedrįsčiau smerkti jūsų nurodymų. Jūsų išgelbėtos nuo mirties, žinodamas, kaip pasiaukojamai jūs atskubėjote florentiečio pašauktas į pagalbą mano broliui, jau vien iš dėkingumo ir ištikimybės greičiau pasiryžčiau kartu su jumis dalytis liūdnomis pasekmėmis, jeigu kas ir galėtų įvykti, nei pažeisčiau jums duotą ištikimybės žodį. Ką tu į tai pasakysi, Henri? Paklausė Ananda. Jo balsas pribloškė mane. Nė vienas tėvas nebūtų taip švelniai, su tokia užuojauta kreipęsis į savo prasikaltusių sūnų. Viduje susigėdau. Juk didžiavausi, kad išlaikiau savo pamoką, kad matydamas reikalo esmę nesuklupau prieš sąlyginumą. Dabar turėjau galimybę suprasti, kad aš mylėjau savo didžius draugus, buvau jiems ištikimas, dėkingas, bet ar aš mylėjau Henrį? Anandos balsas, kuriame nebuvo nė lašo priekaišto, o tik beribė užuojauta, atskleidė man, kaip turi skambėti tikra meilė. Henris pakėlė galvą. Pažvelgė Anandai į akis ir kimiai tarė. Pats nesuprantu, kaip galėjau taip pasielgti. Juk buvau tau sakęs, kad neimtum iš Žanos laiškų. Perspėjau, kad nesusipažintum su Brakanu. Aiškinau, kad tau, su juo karmiškai susijusiam, teks jam pagelbėti, bet tik tada, kai pamatysi jo piktadarystės ir įsitikinsi jomis. Uždraudžiau tau su juo matytis be manęs ar o tu nuėjai pas jį, bedėsi dar ir Žaną. Ne, Žana neperžengė jos slenksčio. Tik todėl, kad susitikote su Stroganovu, ir tu nedrįsai darbo metu išsivesti jos iš parduotuvės, tęsė Ananda. Bet dabar kalbame ne apie tai. Tu, Henri, praradai galimybę užbaigti savo daugelio amžių sąskaitą su tuo žmogumi. Tu galėjai su mano ir į pagalbą, gerumu ir meilę užmokėti tam žmogui už visą blogį, kurį jis kažkada padarė tavo motinai ir tau. Tu neišlaikei paties lengviausio išbandymo, kuris būtų leidęs tau toliau pasistumėti pažinime ir moksle. Dabar tau teks skirti su manimi ne todėl, kad aš pykstu ar esu nepatenkintas tavimi, bet paprasčiausiai todėl, kad mano vibracijų atmosferoje, kurioje aš gyvenu, to dažnio ir aukščio bangų virpesiuose, kuriuose aš lengvai kvėpuoju, tu dabar, su maištu širdyje, negalėsi gyventi.
Išmesk laiškus, jie tave slegia. Jos rašiusią ranką valdė blogis. Jis buvo stipraus, tamsaus ir melagingo padaro užhipnotizuota. Mesk ir tą laikrodžio grandinėlės karulį, kurį tau užkabino brakanas. Pažvelk, į ką pavirto tas žydras perlas, kuriuo taip grožėjaisi. Nuraudęs iš gėdos, Henris išsitraukė kišeninį laikrodį ir drebančiom rankom atsegė juodo agato karulį. Norėjo padėti jį ant stalo, bet jis sulaikė ranką sakydamas, nereikia tepti stalo šio bjaurių daiktų. Argi jo centre žydras perlas? Henris apvertė karulį delne ir sušuko. Bet juk dar vakar dieną pats mačiau, kaip jis liejosi žydra ir raudona spalvomis. Dabar čia lipni ir raudona kaip kraujo lašas smala. Mesk jį kartu su laiškais į židinį ir kai kuo dabar įsitikinsi. Lėtai, lyg nugalėdamas pasipriešinimą, Ananda ištiesė Henriui uždegtą žvakę. Henris abejojo, bet 2 poros akių nukreipė į jį tokią valios ugnį, kad jis įdėjo į židinį laiškus, ant jų karulį ir uždegė. Kai tik popierius užsiliepsnojo, pasigirdo poškėjimas kaip nuo šūvio ir karulis akimirksniu išlakstė smulkius gabaliukus, o šie pavirto smėliu. Kambarį užpildė dvokiantis dūmai. Užsikosėjau ir sunkiai kvėpavau. Henris neatitraukdamas akių žiūrėjo į židinį. Jo veidą išpylė stambus prakaito lašai. Jis tarsi matė kažką ugnyje, o ir ugnis, kaip nuo 2 laiškų, buvo nenatūraliai didelė. Staiga jis sušuko, krito ant kelių prieš Anandą ir sušnibždėjo. Koks siaubas! O Dieve mano, ką aš padariau? Kas dabar manęs laukia? Tu grįši į Vengriją. Iš ten vyksi pas vieną mano draugą, jeigu nori vėl pradėti ieškoti kelio į savitvardą ir į naują susitikimą kada nors su manimi. Negalvok dabar apie tolimą ateitį. Ieškok tik šiandien, dabar jėgų ir meilės savo klausimų išspręsti. Jeigu nenori, jeigu tavęs nedomina naujas mūsų susitikimas, eik savo keliu, kaip išmanai ir kaip pageidauji. Tu laisvas, kaip buvai laisvas ir gyvendamas greta manęs. Bet jeigu nuspręsi vykti pas mano draugą, tu turėsi išvykti po 3 valandų su pirmu garlaiviu. Gyventi be jūsų? Man nėra gyvenimo, kur nėra jūsų, bet suprantu, kaip aš kaltas ir nėra ko mąstyti. Aš važiuoju, neturiu net ką pasakyti. Ne todėl, kad nepasitikėčiau savo jėgomis, o todėl, kad aš žinau jūsų meilės ištikimybę. Žinau, kad pašauksite, kai būsiu to vertas, pasiruošęs. Išsimaldavau, kad mane čia paimtumėte, o ir jūs prieš savo valią pasigailėjote manęs. Daugiau neprašysiu, tuščiai negaišiu. Veiksiu ir gyvensiu taip, lyg būčiau visą laiką šalia jūsų. Eik susirink daiktus, su niekuo apie nieką nesikalbėk ir vėl grįžk čia. Aš pats paaiškinsiu kunigaikščiui, duosiu laišką ir palydėsiu tave. Paglostęs jo galvą baigė Ananda. Henris sunkiai, bet vis tik susitvardė, nusilenkė mums ir išėjo. O aš kaip šią akimirką mylėjau Henrį. Kaip norėjau apkabinti, paprašyti atleidimo už savo egoistinės mintis. Išsakyti jam, kad visa širdimi suprantu jo išsiskyrimo sunkumą, bet neišdrįsau pertraukti savo draugų tylėjimo. Po kurio laiko Ananda atsistojo ir pakvietė mus į baltąjį kambarį. Čia jis atsisėdo prie stalo, jį pasisodino šalia, o aš įsitaisiau po nauju alyvos medeliu, kuriuo kažkieno mylinčios rankos pakeitė mano nužydėjusi. Liovuška, gyvenime išvysi dar daug žmonių skausmo, nemažai jo patirsi ir pats. Ir kiekvieną kartą, kad ir kokį sunkumą pamatytum, tu įsitikinsi, kad kiekvieno jo pradžia baimė, abejonės, pavydas ir pinigų ar garbės troškimas. Iš šių šaknų išauga visos kitos žmonės pražudančios aistros. Kitą skausmo dalį žmogui atneša jo aklumas, galvojimas, kad jo gyvenimas tik ta maža atkarpa nuo gimimo iki mirties, įsprausta į vieno asmeninio gyvenimo rėmus ir atskira nuo viso likusio pasaulio. Šis esminis prietaras trukdo aiškiai pamatyti visą visatą
ir suprasti savo vietą joje, jos veikloje, jos harmonijoje. Negalvok, kad mes aukštesnės būtybės, kaip kartais esi linkęs. Kažkada ir aš, ir ėjome taip, kaip štai tu dabar. Nuo skausmo ir raudų budo mūsų širdis, nuo pavojų ir kančios plėtėsi mūsų sąmonė. Tavo talentas ir tavo ankstesni aukštesnio dvasinio gyvenimo ieškojimai, kurių tu dabar neprisimeni, atvedė tave šį gyvenimą į tokią situaciją, kur tu gali eiti toliau savo tobulėjimo keliu. Jie ir suvedė tave su Ali ir Florentiečio, su mumis ir dar suves su daug kuo ateityje. Aš laimingas, kad tavo kilnumas, garbė ir nepajudinamas tikėjimas nesusvyravo, o dar labiau priartino tave prie mūsų. Matai, iš dalies aš čia atvažiavau dėl Henrio, Anos ir Stroganovų, įsipainiojusi į tankų ir niekšingą prakano tinklą, tiek praeityje, tiek dabar. Henrio atveju tu pats viską matei ir girdėjai. Jis turėjo pats savo padėti išpainioti iš amžių glūdumos ateinančių jo motinos ir jo paties širdgėlą, bet nesugebėjo išlaikyti paties pirmo lengviausių išbandymų. O jis jau daug ką buvo nugalėjęs ir keletą kartų nesėkmingai įvykdęs užduotis. Tavo kitas kelias. Tu apdovanotas antgamtinėmis jėgomis, kurių dar nesuvoki. Tu intuityviai jauti gyvenimo džiaugsmą ir prasmę, į kuriuos skeptikai eksperimentatoriai, pripratę viską pačiupinėti savo rankomis ir laikantis realiu tik tai, ką gali apčiupinėti, eina ištisus amžius. Jiems reali tik žemė, visa kita abstraktus dydžiai. Ji papasakos tau viską, kas per tą laiką įvyko Stroganovų namuose. Tu per 10 dienų sustiprėsi, užgrūdinsi organizmą ir eisi kartu su mumis kovoti už Anos, jos tėvo ir motinos gyvybę bei laisvę, o taip pat ir už jaunesnį brolį, jau žūstantį Brakano vergovėje. Prašau tavęs 2 dienas nesimatyti su Žana, kuri terorizuoja kunigaikštį, prašydama leisti jai pasimatyti su tavimi, bet jis laikosi neprasčiau už tave, nors ir labai kenčia, nes dėl savo gerumo jam sunku jai atsakyti. Nesistebėk, kad dar taip ilgai tenka laukti kovos su blogiu dienos. Jeigu Henris nebūtų mūsų išdavęs, jis mums būtų labai padėjęs. Dabar jo vaidmenį iki tam tikro lygio turėsi perimti tu. Kitą dalį – kapitonas. Gavau iš jo šiandien laišką. Jis sėkmingai baigė reisą ir po 8-9 dienų bus čia. Štai jo mes ir palauksime. Sėkmės tau, mano draugė, tolesnėme dvasinėme kelyje. Siek visiško bebaimiškumo. Nepamiršk, kad bebaimiškumas tai ne bailumo neturėjimas, bet viso organizmo sugebėjimas išlikti visiškai darbingam, visiška ramybė pavojaus atmosferoje. Tau reikia išmokti gyventi taip, kad laikydamas Florentiečio ranką savo rankoje nejaustum ne tik baimės, bet net menkiausio savo fizinio laidininko nervų sistemos virptelėjimo. Ananda išlydėjo mūsų ir jo akis žvaigždės dar ilgai mačiau priešai save. Mes išėjome į miestą ir lėtai pavėsiais priėjome konditeriją su nuostabiuoju Bagdadu. Prisipažinę, kad esame alkani, paprašėme šeimininko pavalgydinti mus savo nuožiūrą. Jis įvedė mus į mažą užpavėsintą balkoną ir paprašė palaukti 15-20 minučių, pridūręs, kad už kantrybę sulauksime atpildo. Ji priminė jam, kad mes vegetarai ir sutinkame laukti iki pusės valandos. Kai likome dviese, ji pradėjo man pasakoti, kas įvyko per tą laiką, kol aš sirgau. Pirmoji naujiena – Stroganovos vizitas pas Žaną, kur jis slapta nuo vyro ir dukters atsivežė Brakaną. Kai pačiam Brakanui buvo nesunku paversti Žaną savo pavaldinę, taip jai nesunkiai pavyko suvilioti Henrį ir net suvesti jį su Brakanu. Henris patikėjo, kad Stroganovas pavydi dukters ir neleidžia jai ištekėti, kad Ana tėvo ir Anandos despotizmo auka ir kad didžiausi kankiniai tai pati motina ir jos jauniausias sūnus.
Kai Henris lankėsi pas Brakaną, tas pranokdamas jį savo jėgomis, įteigė Henriui privilioti mane pas jį, nesvarbu kokiu būdu. Visiškai valdydamas Stroganovą ir jo sūnelį, Brakanas ruošėsi pagrobti Aną, tik bijo Anandos, nes su manimi vienu tikisi susidoroti savo gaujos jėgomis, bent jau pasiunčiant mane anapilin, šyptelėjo I. Bet jis nežino, kad pas mus jau vyksta seras Vomis ir tau nusimato malonus susitikimas su Chava. Brakanas jau pamiršo, pridūrė patylėjęs, kaip jam teko pamesti savo užkalbėtą apyrankę, kuri, tiesą sakant, vogta. Gailiuosi, kad tada leidau jam išsitiesti anksčiau laiko. Neįvertinau, kad jis taip greit viską pamirš ir iš karto nesupratau, koks tas bjaurybės stiprus. Toliau jis man papasakojo, kaip Stroganovas savo skandalingomis namų scenomis įstūmė vyrą į tokią baimę, privedė prie tokio širdies priepuolio, kuris vos nekainavo jam gyvybės. Bet Ana, pertraukiau į daugiau neišlaikydamas, nejaugi Ana galėjo abejoti, ar jai tekėti už Brakano. Ne čia slypėjo jos abejonės, taip pat vos nenusinešusios jos gyvybės. Matydama, kaip jai atrodė Anandos neveiklumą, nusprendė, kad jis nepastebi, kaip ją persekioja turkas, ir prašė Anandos padėti ją išsilaisvinti. Anandas atsakė, kad visų jos kančių priežastis ji pati, kad visų pirma jai reikia išsiaiškinti, ar ji neabejoja skaistybės keliu, kurį pati savanoriškai ir nepaisydama Anandos patarimo pasirinko, kad reikia aiškiai savo atsakyti į klausimą, ar ji eina džiaugsmingos meilės keliu siekdama išsilaisvinimo, ar ji pasirinko skaistybę tik todėl, kad jos mylimasis negali tapti jos vyru. Jeigu ji eina išsižadėjimo ir atsisakymo, neigimo ir atsiribojimo keliu, užuot teigusi gyvenimą, kur pergalė pasiekiama ir kuriama tik su džiaugsmu, ji nepasieks tų kelių, kur kūryboje ir veikloje galėtų susilieti su mylimuoju. Ana neįsigilino į Anandos žodžių prasmę, nusprendė, kad mylimasis jos iš tikrųjų nemyli. Ją apėmė abejonės, ar ji iš viso teisingai iki šiol gyveno. Ji maištavo, reikalavo, pavydėjo, pradėjo abejoti tuo, kurį mylėjo. Prie rojalio tu pamatei šios sielos dramos finalą, baigė jis savo pasakojimą. Mums atnešė pusryčius, padavė kavą. Vėl likę vieni atnaujinome pokalbį. Tu matei ten išorinę dramos pusę. Aš tau papasakosiu tai, ko tu negalėjai matyti. Savo abejonėmis, ašaromis, pavydu ir kartėliu Ana suardė savo nepajudinamo tyrumo ir ramybės atmosferą, prieš kurią Brakanas buvo bejėgis. Kad jo pikta valia ir nešvarios mintis galėtų tapti veiksmingos, reikėjo, kad Anos sieloje ir mintyse atsirastų plyšių, už kurių galėtų užsikabinti jo blogis. Vidiniai jos prieštaravimai ir pasitarnavo Brakanui. Valdydamas jėgą, pritraukiančią prie jo kitų žmonių tokio paties blogio sroves, jis apipynė aplink ją ištisą tamsių jėgų ir minčių tinklą. Įteiginėjo Anai, kad jos mylimasis šarlatanas, kad jokio kito realaus gyvenimo ir džiaugsmo, išskyrus fizinį gyvenimą ir aistras, nėra, kad žmonės gyvena ne dėl abstrakčių tiesų, o dėl savo artimųjų, kūno ryšyje su jais. Kol Ana grojo pirmąją sonatos dalį, jos prieštaravimai pasiekė Dievo, jo kelių, visų šviesių žmonių ir jų nepasiekiamo kilnumo bei garbės neigimą. Ji jau buvo pasiruošusi viską, kuo gyveno šiuos ilgus metus, pripažinti fikciją. Anandai teko sutelkus visą savo dėmesį ir valią iššaukti savo dėdės, daktaro ir didiko, apie kurį tau jau pasakojau, atvaizdą. Tu iš savo patirties jau žinai, kad gali girdėti ir matyti florentietį, jeigu sutelksi jį visą savo dėmesį,
visą savo tyrą meilę, bet perduoti tą vaizdą kitam, jeigu jis neturi šios psichinės jėgos, nelengvas uždavinys žmogaus fiziniam kūnui. Ananda tai padarė dėl Anos, išgelbėjo ją, grąžino ją jėgas gyventi ir vėl atgauti dvasios pusiausvyrą. Po to aš tau papasakosiu apie Stroganovo žmoną ir sūnų. Įėjo šeimininkas, mes jam nuoširdžiai padėkojome ir grįžome namo. Dabar, manau, tau laikas perskaityti kapitono laišką, o aš užeisiu pas Anandą. Norėčiau, kad neišeitum iš mūsų kambarių, kol sugrįšiu, tarė I. Pažadėjau, tvirtai nusprendęs niekur neiti. Išsėmiau kapitono laišką ir siuntinėlį. Užsirakinau visas duris ir atsisėdau ant sofos. Sugavau savo mintį, kad kažkodėl laukiu Žanos. Ne tai, kad būčiau laukęs jos, bet kaip ir tada naktį, kai buvau įsitikinęs, kad ateis Henris, dabar buvau įsitikinęs, kad ateis Žana. Pradėjau skaityti savo brangaus kapitono laišką. Tik bandydamas įskaityti šį stambų ir iš pažiūros aišku, bet nelengvai pasiduodantį braižą, supratau, kaip stipriai jį myliu. Liovuška, drąsuoli linksmuoli, kaip man liūdna, kad turiu išvažiuoti, palikdamas jūs nei gyvą, nei mirusi. Šiek tiek ramybės aš aišku išsivežu širdyje, nes abu jūsų draugai man pasakė, kad jūs gyvensite. Tik man labai trūko jūsų šiomis dienomis, jūsų nenutrūkstamo juoko ir berniokiškų išdaigų. Konstantinopolyje nugyvenau 3 gyvenimo etapus. Iš pradžių viską palaidojau, po to atgijau ir pamačiau, kad daug kas jau praėjo, bet gyvenimas dar neprarastas. Dabar manyje skamba džiaugsmas, lyg būčiau radęs naują ramybę. Jau ne vien smegenimis suvokiu savo dieną ir ją lydinčias aistras bei norus, bet į kiekvieną šį smegenų krustelėjimą atsiliepia širdis, prabunda geranoriškumas kiekvienam žmogui, o aistros ir norai tyli, neturėdami savo pirmykštės spaudimo jėgos. Tai man taip nauja, kaip naujas ir nesuprantamas mano, visada šalto ir abejingo prisirišimas prie jūsų. Aš manau, kad jūs pataikėte į mano silpniausią vietą savo laukinę drąsą. Atleiskite, bet kito pavadinimo jai nerandu. Nuo pat vaikystės mane užvaldė neįbauginamos drąsos idėja. Bebaimiškumas buvo mano gyvenimo stimulas. Ir staiga sutikau berniuką, kuris man taip lengvai nušluostė nosį, lyg tai būtų buvę vieni niekai. Pagal griežtą daiktų logiką turėčiau jums pavydėti ir jūsų nekęsti, o vietoje to prašau priimti nuo manęs mažą pasveikinimą, mano amžinos meilės ir atminties, ištikimos draugystės ir noro gyventi greta jūsų įrodymą. Jūsų kapitonas. Mane sujaudino jo laiškas, jo, mano nuomonė, niekuo neužtarnautas švelnumas ir linkėjimai. Pagaliau išardžiau labai gražiai ir gudriai surištą siuntinuką. Radau odinį futliarą, atidariau jį ir pašokau iš netikėtumo. Priešais mane baltame futliaro atlase gulėjo tiksli kopija to žiedo, kurį perdaviau nuo kapitono Anandai tik su raide L ir su žalios spalvos brangakmeniais. Išėmiau jį. Iš šonų ir apačioje vietoje našlaičių, kaip pas Anandą, buvo įspaustos nuostabios lelijos iš smaragdų ir briliantų. Ant dugno gulėjo raštelis. Ana man pasakė, kad jūsų akmenis smaragdas ir briliantas, o jūsų gėlė lelija. Aš taip ir padariau. Ar pataikiau? Perskaičiau energingą kapitono braižą. Labai džiaugiausi ir labai susidrovėjau. Prisiminiau, kad kai mes sėdėjome Anandos kambaryje ir kartu gėrėjomės jo žiedu, aš jam pasakiau, štai tokio tai man jau niekas nepadovanos. Vis dar sėdėjau su žiedu, visas pasinėriau į mintis, kur dabar kapitonas, ką jis veikia ir kas šalia jo, kaip džiaugiuosi jį pamatęs, kai staiga gretimame kambaryje išgirdau bruzdėjimą
lyg ginčą ir kunigaikščio balsą, kurį vos pažinau. Paprastai jis kalbėdavo tyliai ir net neįsivaizdavau, kad jis galėtų kada nors kalbėti taip pasipiktinęs, garsiai, pakeltų tonų. Aš jums jau 2 savaitės iš eilės tvirtinu, kad jis serga, kad jo negalima jaudinti, nes išauksite dar vieną pakartotiną ligos priepuolį. Ir tada jam jau niekas nepadės, šaukė kunigaikštis su kažkuo kovodamas. O jūs, kiekvieną kartą tvirtindama, kad dievinate jį, lendate su kažkokiais laiškais, su kažkokiais pavedimais, nuo kurių mane iš tolo pykina. Ką jūs čia vaizduojate tapusi to niekšo žaisliuku, kalbėjo jis prancūziškai, vos gaudydamas kvapą. Jūs beširdis, tai jūs piktadarys, jūs numarinote savo žmoną, man viską papasakojo madam Stroganova. Dabar dalyvaujate šiame sąmoksle, kad numarintumėte Liovušką, Žanas šaukė nesivaldydamas spiegiančiu ir vulgariu balsu. Jeigu nebūčiau jūsų matęs anksčiau iki pažinties su tuo niekšu, jeigu apie jūs man nebūtų kalbėję žmonės, kuriems aš dėkingas, ne tik už savo vargšę žmonos, bet ir už savo gyvybę, net negalvodamas išmesčiau jūs lauk iš čia, kad niekada daugiau nematyčiau savo namuose jūsų apdujusio veido. Manau, kad jūs išsikraustėte iš proto. Manau, kad jūs apsėdo piktoji jėga, ir tik todėl kartoju jums, malonėkite iš čia išeiti pati. Jūs nepamatysite Liovuškos, nebent po jūsų pelerina peilis, ir jūs pasiryšite mane nudurti. Keletą minučių buvo tylu. Dieve mano, ką jie su manimi padarys, vėl išgirdau verkiant ir maldaujant Žaną. Supraskit. Nagi supraskite, aš turiu perduoti Liovuškai šią apyrankę ir šį laišką. Visa tai dėl Anos. Jis turi pats uždėti jai apyrankę ant rankos, nes aš negaliu. Neužtenka jėgų prieiti prie jos. Na supraskite, negaliu ir viskas. Kai tik paimu apyrankę ir prieinu prie Anos, kažkas manęs neprileidžia. Kliūčių nėra, o prieiti negaliu. O Liovuška gali. Supraskite, jeigu neatliksiu šio pavedimo, geriau man namo negrįžti. Štai, aš ant kelių prieš jūs prašau, pasigailėkite manęs, mano vaikų, raudojo Žana už durų. Mano širdį tiesiog draskė, bet aš supratau, kad su visiška savitvarda turiu šauktis florentiečio. Iš visų jėgų susikoncentravau į jį ir tarsi žaibas trenkė į ausį atsakymas. Tučtuojau, šią akimirką šauk Anandą. Dar kartą, beveik kalbdamas nuo įtampos, sukoncentravau visą dėmesį ir tarsi išgirdau tolumoje Anandos balsą. Einu. Iš karto nurimau visas viduje, nutilau ir staiga visiškai aiškiai supratau beprotybės laipsnį. Supratau, kad ji turi peilį, kad ji sužeis kunigaikštį. Puoliau prie durų, bet jau kita stipri ranka laikė nelaimingo Žanos ranką, kurioje blyksėjo plono ir siauro ilgo peilio ašmenis. Ananda papurtė Žanos ranką, peilis nukrito ant grindų. Nelieskite jo, sušuko Ananda kunigaikščiui norėjusiam pakelti peilį. Liovuška, užrakink šio kambario duris, kad niekas negalėtų įeiti iš kunigaikščio kambarių, kreipėsi jis į mane. Nu, jūs vargšelė, prancūziškai tarė Žanai, greta peilio ant grindų padėkite savo niekam tikusią apyrankę. Žana kaip lunatikė, į nieką nepakėlusi akių, padėjo futliarą greta peilio. Nusivalykite rankas, veidą ir kaklą štai šiuo tamponu, kalbėjo Ananda, paduodamas jai gniužulą vatos, sumirkytos skysčių iš flakonų, kurį jis kalbėdamas išsitraukė iš kišenės. Šis flakonas man priminė tą, iš kurio prieš šalį puotą brolis suvilgė mano odą ir ji pajuodo. Išsigandau, kad be viso to vargšė Žana dabar pavirs į Havą. Laimė taip neįvyko. Ir aš lengviau atsidusau matydamas, kad Žanos odos spalva nesikeitė, nors ji labai nuoširdžiai ją trynė.
Įvykdžiusi šį įsakymą Žana kiek pamąstė. Nustebusi apžvelgė mus visus tarsi nepažindama ir silpnu balsu paklausė. Kur aš? Kodėl aš čia? Nejaugi čia garlaivis? O kapitone, neišmeskite manęs, staiga kreipėsi ji į Anandą. Ji vėl patylėjo, abiem rankom pasitrynė kaktą. Ne, jūs ne kapitonas, tai ne garlaivis, bet kur aš patekau? Oi, mano galva tuoj plyš, lyg lėdėdama kalbėjo Žana. Ananda paėmė ją už rankos, kunigaikštis pristūmė ją į fotelį ir kraipydamas galvą pasodino Žaną. Taip ir maniau, kad ji išprotėjo. Prisipažinsiu, kad ir manęs jį vos neišvedė iš proto. Vos atlaikiau jos pastarųjų dienų isterikas. Liovuška, įleisk jis jau prie durų, tarė Ananda. Per brūzdėsi neišgirdau beldimo ir nubėgęs įleidau į. Ananda pasitraukė nuo fotelio, rodydamas į Žaną. Ji priėjo prie jos, uždėjo savo ranką ant galvos. Ar pažįstate mane, Žana? Paklausė jis. Ponas vyresnysis daktarė, kaip galiu jūsų nepažinti? Atsakė tyliai ir visiškai ramiai Žana. Kodėl čia atėjote? Aš atėjau, jūs klystate, aš čia neėjau. Ir šio namo niekada nesu mačiusi, vėl tyliai atsakė Žana. Aš noriu namo. Ji nuėmė savo ranką. Oi, nenoriu namo, ten manęs laukia siaubas, bet juk ten mano vaikai. Dieve mano, ką visa tai reiškia, kaip skauda širdis, staiga garsiai suriko ji. Ananda greitai priėjo prie jos, paėmė abi jos rankas. Pažvelkite į mane, Žana, ar jums matytas šis daiktas? Jis padavė jai tipišką rytietišką karoliukai siuvinėtą piniginę. Taip, vakar vakare man ją davė madam Stroganova. Jis sakė, kad brakanas padovanojo ją jos jaunyliui sūnui, bet iškrito keletas karoliukų ir sugadino rašto, o tokių karoliukų turi tik Ana, kad reikia paimti iš jos dėžutės ir pataisyti raštą, o aš niekaip negaliu paimti. Nežinau kodėl, bet negaliu. Jos balsas jau virto šnibždesiu. Ji privedė mane prie Žanos, kuri iki šiol manęs nematė ar nepažino. Liovuška, kaip man jūsų reikia? Man atrodo, kad aš jau ištisus metus jūsų ieškau. Norėjau jums pasakyti kažką svarbaus, bet dabar viską pamiršau. Kur buvote visą tą laiką? Štai čia. Ji pradėjo raustis pelerinos kišenėse. Ne. Aš sergu, Liovuška, nieko neradusi kišenėse ir nuleidusi ranką tarė Žana. Ji pakėlė be gyvybės ženklų nukritusią Žanos ranką ir kunigaikščio padedamas nusivedė nelaimingą moterį į savo kambarį. Čia jis dar kartą aptrynė jos veidą ir rankas, kažko įpylęs padavė jai stiklinę vandens. Žana godžiai išgėrė. Jos veidas atgijo, parausvėjo. Po valandėlės priešais mus sėdėjo ankstesnė Žana, pačių tyriausių ir geriausių jos gyvenimo momentų Žana. Dabar jums reikia prisiminti visą savo pastarųjų dienų gyvenimą ir papasakoti mums, kas su jumis atsitiko. Mes norime jums padėti, bet tam reikia, kad jūs pati viską prisimintumėte, kreipėsi į ją į. O, pagaliau lengva kvėpuoti. Aš matau jūs ir Liovušką gyvus. Jeigu norėčiau jums papasakoti, kas buvo, tai galėčiau pasakyti tik tiek. Buvau mirusi, dabar prisikėliau iš mirusių. Mane slėgė viena mintis, lyg aš turiu kažką padaryti, kažką panašų į nusikaltimą. Taip, atsiminiau. Brakanas liepė man įkalbėti Liovušką, kad jis ant Anos rankos uždėtų jo apyrankę, kad jis tik tada galės būti ramus, jog ji už jo ištekės, jeigu Anai uždės ant rankos tą apyrankę. Dabar viską prisiminiau. Jis mane čia atvedė, liepė eiti pas Liovušką ir nors užmušti trukdančius, bet patekti pas jį ir paduoti jam šią siaubingą apyrankę. Žinote, ji degina rankas, kai paėmė ją, tą apyrankę. Ji nutilo, pasitrynė kaktą, nužvelgė mus ir paklausė, ar aš čia nieko baisaus nepridariau? Ne, viskas gerai. Dabar užmirškite visą tai ir nieko nebijokite.
Mes jūs tuojau palydėsime namo, kalbėjo Ananda. Kaip baisu, ten manęs laukia brakanas, jis užmuš mane, sušnibždėjo Žana ir tiesiog susitraukė į kamuoliuką. Nieko nebijokite, mes dabar einame pasitikti vieną savo draugą. Kartu su juo atvyksta ir jo sekretorė. Ji juodaodė. Savo draugą mes čia turime kur apgyvendinti, bet jai vietos nėra. Ar nepriglaustumėte jos vienai nakčiai? Viešbutyje ji per daug kreips į save dėmesį, o mes to nenorėtume, klausė Ananda Žanos. O, kaip džiaugiuosi, aš taip bijau būti dabar viena. Jeigu leisite, aš šiąnakt pernakvosiu jūsų parduotuvėje apačioje ir tada jums visiškai neliks ko bijoti. Paduodama Žanai apsiaustą, kalbėjo Į. Reikia skubėti, kunigaikšti, mes jūs išnaudojame, bet ir aš pats tik prieš valandą sužinojau, kad šiandien atplaukė tas išminčius iš B, apie kurį jums kalbėjau. Spausdamas kunigaikščiui ranką, aiškino Ananda. Leiskite man persikelti kapitono numerį, o savus užleisti svečiui. Kamgi? Užteks name kambarių, norėjo užprotestuoti kunigaikštis, bet Ananda pasiekė savo. Atsisveikinome su mielu šeimininku ir išskubėjome į prieplauką. Žana ėjo tarp I ir Anandos, o I laikė mane už parankės. Aš taip apkvaišau nuo šios dienos įvykių, kad pavirtau liovušką varnų gaudytoju. Kai pasukome už paskutinės ištuštėjusios gatvės kampo ir pamatėme prieš mus ateinantį ir įžūliai mus apžiūrinėjantį brakaną. Jo pragariška fizionomija rodė nepaprastą suirzimą. Likus iki mūsų vos keliems žingsniams, jis staiga sulinko vos ne per pusę, nulipo ant grindinio ir bandė pereiti į kitą gatvės pusę. Eikite, tarė mums Ananda, aš tuo jūs pasivysiu. Akimirksniu jis jau buvo prie turko ir kiekvienas jo metalinio balso žodis buvo aiškiai girdėti ir mums. Dar yra laiko apsigalvoti. Parškliaušk susirietęs namo ir 3 dienas nedrįsk išsitiesti. Apmąstyk viską, ką sumanei. Apmąstyk, ką iššaukė į dvikovą. Dar yra laiko, tu dar gali išpirkti savo kaltę. Sėdėk nebylus, nejudrus ir galvok. Atsipeikėk arba kaltink save už visas tolimesnės pasekmes. Paskutinį kartą gailestingumas kreipiasi į tave, duoda tau galimybę pasitaisyti. Ananda pasivijo mus, Žana paliko vesti į, o pats švelniai apkabino mane ir tarė. Būk tvirtas, brangusis. Tiek daug išmėginimų pasipylė ant tavęs iš karto. Ar nebijai, paklausė jis manęs. Prieš mėnesį mane išgąsdino Chava, bet turko dabar neišsigandau ir apskritai greta jūsų nejaučiu baimės. Tik meldžiu Florentietį padėti man pavojaus akimirką, jeigu tokia ateitų. Padėti mano organizmui nurimti ir būti darbingam. Bravo, draugė, nusijuokė Ananda. Tu man priminiai kapitono pasakojimą, kaip tu jį nustebinai savo drąsių juokų pačią siaubingiausią audros akimirką. Dabar ir man pasidarė linksma nuo tavo drąsos. Nespėjau nieko atsakyti, po keletą minučių šalia mūsų jau stovėjo seras Vomis ir Chava. Patys nuo prieplaukos jau ėjo mūsų link. Po pirmo susitikimo džiaugsmo mes įsodinome Chavą, Žaną ir į ekipažą. Sero Vomio tarnas iš paskos nešęs 2 didelius lagaminus vieną įkėlė į ekipažą, vežėjas suplėkė arkliui ir ekipažas greitai nudardėjo į miestą. Seras Vomis man dabar atrodė kiek kitaip nei B. Pilku lengvu kostiumu, balta skrybelė ant tamsių garbanotų plaukų, su ypatingos formos ir ypatingo medžio lazdele, kurios dar iki šiol nebuvau matęs. Jis lengvai ėjo greta Anandos, laikiusio mane už parankės. Jis atsisakė ekipažo taręs, kad su dideliu malonumu eis kartu su mumis pėsčias, tik prieš tai paklausė tarną, ar jam nesunku nešti lagaminą. Tarnas nusišypsojo, kaip žaisliuką užsidėjo lagaminą ant peties ir pasakė, kad su tokia našta ir 10 varstų niekai.
Namuose kunigaikštis pasitiko mus net prie vartelių. Jis buvo neįprastai sutrikęs, nors su seru Vomiu pasisveikino labai džiaugsmingai, su jam būdingu entuziazmu. Praleidome serą Vomį su Ananda į priekį. Supratau, kad kunigaikštis nori su manimi pasikalbėti. Kunigaikšti, sušnibždėjau jam, pietums būtinai reikia meliono, rytų išminčius be jo neišminčius. Kartojau jam konditerio žodžius, pats jais patikėjęs kaip amžina tiesa. O Dieve, visai pamiršau, tuoj bėgu paliepti. Bet tai galima lengvai ištaisyti, o štai tie prakeikti daiktai dar vis tebeguli kambaryje. Raktą nešiojusi kišenėje, kad ten kas neužeitų. Ananda liepė jų nejudinti ir aš, bijodamas jo nepaklausyti, negaliu jų išmesti. Mes stovėjome prie Anandos prieangio laiptelių ir turbūt buvome panašus į suokalbininkus, nes išgirdome jo linksmą juoką ir mums skirtus žodžius. Apie ką ten, bičiuliai, taip paslaptingai šnibždatės? Apie ant grindų paliktus daiktus, atsakiau jam. Anandos veidas surimtėjo ir taręs palaukite, grįžo pas serą Vomį. Prabėgo gal 10 minučių. Kunigaikštis per tą laiką spėjo pasirūpinti melionu ir grįžti atgal. Pagaliau ant laiptų pasirodė abu mūsų draugai. Nesijaudinkite, kunigaikšti, visa tai jums labai nemalonu, bet nei jums, nei namui pavojus negresia. Štai matau į sieną atremtą kastuvą. Paimkite jį, pravers, tarė seras Vomis. Kunigaikštis nustebo, bet nieko netaręs paėmė kastuvą. Po keleto minučių mes jau stovėjome prie rausvos apyrankės ir siauro peilio. Seras Vomis, paėmęs iš kunigaikščio kastuvą, sužėrė ant jo abu daiktus, iš kišenės išsitraukė dėžutę panašiai tabokinę ir iš jos kažkokiais milteliais tirštai apibėrė apyrankę bei peilį. Pasitraukite, liovuška, stokite man už nugaros, tarė seras Vomis, o jūs, kunigaikšti, už Anandos. Kai įvykdėme jo nurodymą, jis prikišo degtuką prie kastuvo ir pats pasitraukė. Milteliai ryškiai plykstelėjo, greitai pasigirdo spragsėjimas ir traškesys, o po to, lyg daužomas stiklas su aimana, į smulkius gabaliukus išlakstė peilis. Po visą kambarį pasklido dūmai ir smarvė. Ananda iki galo atidarė duris į balkoną. Štai ir viskas. Dabar šie daiktai jau niekam nepavojingi. Vargšas Brakanas nusprendė, kad jis burtininkas ir valdo viduramžių paslaptis, kuriuose slypi nenugalimos jėgos. Ir kaip visada, susidūrusios su tikromis žiniomis, blogio paslaptis išsisklaido kaip dūmas, nes jose be vienokios ar kitokios hipnozės jėgos nieko daugiau nėra, kalbėjo seras Vomis, apžvelgdamas mus masliomis, beveik violetinėmis akimis. Dabar, liovuška, galite paimti apyrankę, ji visiškai nepavojingo, o grožio tiesiog nepaprasto. Nusijuokė jis ir tęsė su nepakartojamu humoru. Galite užmauti nors ir ant puikios Anos rankos, tik reikėtų ją apvalyti, ji suodina. Paimkite šį flakoną ir aptrinkite brangakmenius. Jis padavė man nedidelį flakoną ir aš pamirkę savo nosinę nuvaliau apyrankę. Daugiau gyvenime man neteko matyti tokio daikto. Tikriausiai Brakanas apvogė kurią nors Egipto faraonų piramidę. Manau, Europos karalių karūnose nebuvo nei panašių brangakmenių, nei tokių apsodų. Surinkau menkas peilio liekanas ant kastuvo ir išmečiau per balkoną į sodą, o apyrankę ištiesiau serui Vomiui. Ne, drauguži, šis daiktas buvo skirtos perduoti per jūs. Pasidėkite ją savo kambaryje, nusiplaukite rankas ir neužlaikykite mūsų brangaus šeimininko su pietumis, švelniai tarė man seras Vomis. O koks tolimesnis apyrankės likimas, pamatysime vėliau, šyptelėjęs pridūrė jis. Greitai nuėjau į savo kambarį, nebe pasitikėjimo paslėpiau apyrankę suteikusią ne vienam žmogui kančių ir rūpesčių, nusiprausiau ir grįžau pas savo draugus į balkoną. Pataikiau į pokalbio pabaigą.
Seras Vomis kalbėjo: visos vadinamos tamsios jėgos ne kas kita, kaip nemokšiškumas, neišmanimas. Žmonės, siekiantys slapta atskleisti gamtos jėgas vien tik tam tikromis valios pastangomis, pasiekia savo. Paprastai jų psichinės jėgos yra labiau išvystytos nei kitų žmonių, kadangi jų tikslas žinių pagalba tenkinti savo egoizmą ir savo aistras, apeinant visą visuomenę, tai jie izoliuojasi, būriasi į atskiras grupes, pradeda vadintis įmantriais vardais. Jie ir kompanionus pasirenka būtinai valingus, turinčiais hipnozės jėgos. Tai labai ilga istorija, porą žodžių jos neišpasakosi. Driekiasi ji iš amžių glūdumos, o jos melo ir veidmainystės židinių labai daug, žinomų įvairiais burtininkų, alchemikų, pranašų, aiškiaregių ir panašių į juos vardais. Nesigilindamas į smulkmenas paaiškinsiu mūsų atvejį. Kodėl suskilo ir susprogo durklas? Todėl, kad vadinamas užkalbėjimas buvo atliktas valios pastangomis, įsakant mirti, bet atlikti užduotį. Kitaip tariant, jeigu žmogus, kuriam buvo įduotas šis durklas, sutiktų kliūti vykdydamas jam įteiktą įsakymą, jis užmuštų kiekvieną jam trukdantį. Apyrankėje buvo užkalbėta ne tik žūtbūtinė valia, bet ir meilė, ir tos apyrankės tikslas buvo pritraukti savo šeimininkui to asmens, kurio ranką ji puoš, meilė. Tos žinios, kurios nugali ne valios pastangomis, o meilė, kurių kukli dalis žinoma ir man, akimirksniu padėjo nugalėti ir sunaikinti visas piktos valios pastangas, kurias nemokša atidavė tiems užkeikimams per ilgus savo gyvenimo metus ir laikė savo juodąją magiją, žinių didybę bei viršūnę. Atėjo tarnas kviesti mus pietų. Visi sero Vomio pietus tebuvo pienas, duona su medumi ir vaisiai. Nekantriai laukiau, kada jis valgys melioną, bijodamas apsijuokti prieš kunigaikštį. Pagaliau jis suvalgė vieną gabalėlį ir šelmiškai pažvelgė į mane neaprėpiamo gerumo ir meilės akimis. Apmiriau. Man atrodė, kad jis atidarė mano kaukolę ir skaitė visas ten esančias mintis, kaip aš bijojau, ar jis valgys melioną. Ananda, jūs su jį pagrobėte iš manęs Havą ir pasiuntėte savo nuožiūrą. Palikote mane vieną tuščiai laiką leisti be sekretorės, galėjote bent paklausti, ką aš apie tai manau, linksmai juokėsi seras Vomis. O jo juokas man priminė sidabrinių, gerai suderintų varpelių skambesį. O dabar aš noriu, net neklausdamas jūsų, pagrobti laikinam sekretoriaus darbui jūsų jaunąjį literatą. O koks būčiau laimingas, jeigu būčiau vertas tokios garbės, sušukau be galo sužavėtas. Sere Vomi, esu kaltas, bet juk tai tik vienai nakčiai, tarė Ananda. Ir jeigu jums reikia sekretoriaus, aš jūsų paslaugoms. Seras Vomis tik palingavo galvą ir tyliai pasakė: Havai, teks ten gyventi daug ilgiau. Tu ir būsite labai užimti, o berniukas tegul bus prie manęs. Šiandien jūs man nė vienas nereikalingi, mano tarnas atsiguls prieangyje, o rytoj Liovuška, jeigu tau nepasirodys baisu tapti tokio pikto šeimininko sekretoriumi, ateik 9 valandą pas mane ir dirbsi iki 3-4. Seras Vomis atsistojo, padėkojo kunigaikščiui ir pridūrė, kad 5 valandą jis su ir Ananda užeis pažiūrėti jo sergančios žmonos, o su pačiu kunigaikščiu pasišnekės rytoj vakare. Jaučiausi kaip 9 danguje, viskas manyje skambėjo. Mes palydėjome serą Vomį į jo kambarius ir grįžome pas save. Ananda įsikūrė kapitono kambaryje. Nesusilaikiau, apsivijau jo kaklą ir paprašiau: Ananda, brangusis, padėkite man neapsijuokti. Iš ko susideda to sekretoriaus pareigos? Ananda apkabino mane per pečius, nusijuokė savo metaliniu balsu ir paerzino: Matai,
Jeigu nebijotum Havos, tai galėtum jos paklausti. Na ką jūs, aš jau seniai su ja susidraugavau. Tai mano vaikystės istorija. Ananda dar linksmiau nusijuokė. Palaukite, tariau įsiklausęs į jo juoką. Kaip keista. Jūs dabar 2 kartus nusijuokėte ir aš abu kartus pajutau, kad jūsų mintis ne čia, o kažkur labai toli, kad galvojate apie kažką liūdną, net agresyvų. Seras Vomis juokėsi, tai tarsi girdėjau sidabrinių varpelių skambesį. Tada taip pat žinojau, kad jo mintis toli, bet kaip čia pasakius, stebėjau ieškodamas savo minčiai žodžių. Suprantate, sero Vomio mintis buvo visa apimanti, gyvenanti kažkur ten, bet kartu ir čia, o jūsų buvo kažkur ten, o čia tik slydo paviršiumi. Taip, Liovuška, tu iš tikrųjų mėgsti minti mįsles, šypsodamasis ir įdėmiai žvelgdamas man į akis tarė Ananda. Tu iš karto mane išblaiviai. Aš tikrai buvau susidvejinęs savo mintyse. Tai, ką tu pastebėjai, tas skirtumas tarp mano ir sero Vomio minčių buvo neišsiblaškymas, o prasiveržęs asmeninis skausmas dėl vienos sielos, kurios ištikimybė ir tvirtumu tikėjau, bet suklydau. Be abejo, aš pats kaltas, kad mačiau tik tai, ką norėjau matyti, o ne tai, kas buvo to žmogaus širdyje. Ir dvigubai kaltas, kad priėmiau tai jausmais kaip asmeninį liūdesį, o seras Vomis jau nieko negali jausti asmeniškai. Jo meilė prasiskverbė į žmogų ir pakylėja jį, palengvina jo padėtį visais gyvenimo atvejais. Tu išblaiviai mane, tu ir pradžiuginai mane. Tiek vakar su Henriu, tiek šiandien su Žana. Tu daug iškentėjai, bet užtat kaip toli pažengiai. Kad ir kiek eitų žmogus pirmyn, kokiomis sunkiomis kančiomis siektų savo pažinimo, jeigu jis kilnus, garbingas ir ištikimas iki galo, jeigu kompromisai jo nesugundys, jis pasieks savo laimę gyventi lengvai ir džiaugsmingai. Gyvenk lengvai, duok savo žodį niekada neverkti. Ananda apkabino mane ir mudu nuėjome kiekvienas į savo kambarius. Pirmą kartą nuo pat išvažiavimo iš Maskvos šiandien likau be I. Turėjau progą dar kartą pamastyti apie visą tai, ką man šis žmogus davė. Buvau kupinas dėkingumo ir švelnios meilės jam. Man dabar labai trūko to mano globėjo ir auklėtojo. Buvo liūdna, kad niekuo negaliu jam dabar padėti ir kad nepamatysiu jo prabudęs ryt iš ryto. Nusprendęs, kad po darbo paprašysiu sero Vomio leidimo nubėgti pasi, atsiguliau laimingas ir linksmas, kad ir kokia sunki buvo ši diena, bet dabar gyvenau iš tikrųjų lengvai. Kitą rytą 9 val. Jau beldžiausi į sero Vomio duris. Tu labai punktualus, draugė. Sutiko mane jis pats, atidarydamas man duris. Mane nustebino, kad kambaryje niekas nepasikeitė, tarsi čia tebebūtų gyvenęs Ananda, pas kurį visada būdavo pavyzdinė tvarka. Ir dabar niekur nesimatė jokių pusryčių pėdsakų, jokios dulkelės ant baldų. Tik ant rašomo stalo gulėjo keli laiškai, sąsiuvinis ir dar neapdžiūvęs plunksnakotis. Matyt, seras Vomis jau seniai dirbo. Mintise sulyginau šį kambarį su savuoju ir gėda buvo prisiminti, kad skubėdamas ten palikau betvarkę ir tik tarpduryje bėgdamas prarijau paskutinį pusryčių kąsnį. Daviau savo žodį ir šiuo atžvilgiu būti verta savo šeimininko. Pirmą kartą, kai I nėra greta manęs, aš palikau tokį kambarį. Man buvo bloga, nemalonu, beveik pykino. Matyt, mano veidas atspindėjo visas tas nuotaikas, nes seras Vomis šelmiškai šyptelėjo ir paklausė, ar nebaisi man ši perspektyva dirbti kartu su juo. Kaip galėjote tai pagalvoti, sere Vomi? Net pašokau nuo kėdės, ant kurios jis mane buvo pasodinęs. Tiesiog vos įėjęs pas jūs, pamačiau dar vieną savo bruožą, kuris tik papildė mano supratimą, kaip aš nevertas tos laimės būti jūsų sekretoriumi. Bet bijoti jūsų, nuo jūsų taip ir liejasi, teka meilė.
Ar aš galėčiau bijoti Ali? Aš dar galėčiau bijoti Ali, jo kiaurai deginančių akių, bet jūsų akių šviesoje galima tik skęsti kaip palaimoje. Seras Vomis nusijuokė, o aš vėl išgirdau skambančius varpelius. Žiema, trinkikė, švelnus varpelių skimbčiojimas nejučiomis išsprūdo man. Ką ten burbeni, drauguži? Čia galima ištirpti nuo karščių ir dulkių, o tu kliedi žiema. Matote, sere Vomi, man jau visai pasimaišė nuo tų visų susitikimų ir išgyvenimų, kurie taip gausiai užgriuvo mane pastaruoju metu. Niekada net neįtariau, kad pasaulyje gali gyventi tokie žmonės kaip Ali, Florentietis, jūs, pagaliau ir Ananda. Tarp kitko, negalvojau net, kad gali gyventi ir tokios kaip Ana bei Nal. Girdėdavau, ką šie žmonės man kalba, bet dažniausiai nesuprasdavau. Tiksliau, mano mintis nespėdavo suvokti jų žodžių, tačiau jie vis tiek patekdavo į mane ir likdavo ten iki tam tikro laiko. Žinau, kad kalbu labai nerišliai, bet noriu išreikšti mintį, kad daugiausia man pasako balso intonacija ir žmogaus juokas. Jie tarsi kamertonas leidžia man iš karto suvokti patį slapčiausią žmoguje, apeinant loginį mąstymo ryšį. Ananda kalba ir juokiasi pačiu žavingiausiu balsu. Kažin ar būtų galima surasti antrą tokį, ne tik savo grožiu ar originalumu, bet ir pavyzdžiui tokiu metalo skambesiu. Kartą jį išgirdęs jau niekada nepamirši, bet širdyje, toje vietoje, į kurią patenka apėjęs mano mintis visas pasaulio suvokimas, žinau, kad bet kurią akimirką jo balsas gali sugriaudėti rūsčiai, kaip perkūnas danguje. Nuo jo viskas aplink gali sugriūti, jo akys dangaus šviesuliai. Nusijuoks, taip ir girdžiu kartų žvangėsi. Kai jūs kalbate, pavasario upeliai čiurlena, tai pasidaro džiugu, norisi gyventi, o kai nusijuokėte, širdį užgniaužia, lyg lėktum trinkike stebuklingo varpelių skimbčiojimo lydimas. Na ir sekretorius, jeigu nepažinočiau tavo brolio, sakyčiau, kad tave kažkas puikiai išmokė žerti komplimentus. Na palauk, tą dieną, kai teks susigrumti su Brakanu, tai nebus taip paprasta kaip su jo apyrankė ir durklu. Staiga po linksmo juoko jis tęsė jau labai rimtai. Tu ir mane, tikiuosi, pamatysi visai kitokį. Tada ir nuspręsi apie mano upelius ir varpelius. Manau, kad jei man būtų lemta išvysti jūsų rūstui ir išgirsti jūsų balse, jeigu būtų lemta jūs išvysti rūstų ir išgirsti jūsų balse pyktį, tai vis tiek tai būtų varpų gausmas, tik kviečiantis nuodėminguosius atsikvošėti. Įsivaizduodamas pasikeitusi serą Vomį, kalbėjau net susisielojęs. Seras Vomis vėl nusijuokė. Kada dar tai bus? Ir liūdėti dėl mano varpų skambesio tau dar anksti. Geriau į mūsų atmosferą perkelk savo žiemą ir pradėkime dirbti. Ir jis pradėjo diktuoti man laiškus angliškai, o aš turėjau rašyti juos prancūziškai. Ta kalbą mokėjau puikiai ir jokių keblumų nebuvo. Lygiai tai pavyko ir su italų bei rusų kalbomis. Bet kai priėjome vokiečių, kiekviename sakinyje pradėjau klupti, ir net prakaitas išpylė. Seras Vomis nusijuokė. Ką liovuška, žiema užleido savo vietą Konstantinopolio karščiams? Nieko, kelios dienos praktikos ir viskas įeis į vėžes. Jis maloniai padėjo man keliose vietose, bet aš tvirtai nusprendžiau prašyti kalbėti su manimi tik vokiškai ir padėti įveikti šią man visad nemalonę kalbą. Net nepastebėjau, kaip pralėkė laikas, pasigirdo beldimas į duris ir į kambarį įėjo Ananda. Sveikas kardų žvangėjime, pajuokavo seras Vomis, pasitikdamas jį ir tiesdamas jam abi savo rankas. Ananda nustebęs pažvelgė jį, išblyško, atsiduso ir paėmęs abi sero Vomio rankas vieną po kitos pabučiavo.
Nereikia nerimauti, Ananda. Apsikabindamas jį švelniai su šypsena kalbėjo seras Vomis. Šis berniukas man stengiasi paaiškinti, kad tavo juoke jis girdi kardų žvangėjimą, o aš jo nuomonė. Pavasario žavesys ir žiema, viskas kartu. Jis tik apie Havą nutylėjo, bet aš dar sužinosiu, ką jis girdi Havos ir juoke. Sero Vomio balsas buvo geras, švelnus. Stovėjau visas išraudęs, staiga pajutau nuovargį ir atsakiau, kad Havos juoko neprisimenu, ji visada juokiasi kaip išdykęs vaikas. O jeigu kieno nors juokas ir atrodo man paslaptingas, tai tik Anos. Visą tai išpyliau greitai, be ryšio ir netikėtai užbaigiau. Sere Vomi, turiu didelį prašymą. Leiskite man nors valandėliai nubėgti pas I. Ne tik todėl, kad jo pasiilgau, bet gal jam ko nors reikia, juk jis ten jau taip ilgai, maldavau serą Vomi, trokšdamas pamatyti I. Ne, brangusis, vienas ten neik, eisime kartu. Tiksliau, važiuosime kunigaikščio brikele. Tik prieš tai dar papusryčiausime kartu su kunigaikščiu ir Ananda. Bėk nusiprausk, persirenk, kad po pusryčių iš karto galėtume važiuoti. Ir ateik tiesiai valgomąjį, kur abu šiandien matyti rimtai varžysimės dėl meliono. Išėjęs nusijuokiau, iš džiaugsmo pašokau į viršų, o sieloje nusinešiau nepakartojamą sero Vomio akių humorą. Atrodė keista, kad aš jau čia tiek pragyvenau, o nežinojau, kad kunigaikštis turi ir arklį. Po pusryčių, per kuriuos aš daugiausiai gaudžiau varnas, seras Vomis atsistojo ir liepė man pasiimti apyrankę. Suviniok ją į šią skarelę ir jis padavė man šilkinę tamsiai mėlynos spalvos skarelę, kurios kraštus puošia labai gražios smulkios į saulutes panašios baltos gėlytės, o viduryje buvo šilku išsiuvinėtas baltas su nepaprastai puošnia išskleista uodega povas, kurį supo melsvi stambūs varpeliai. Įvykdžiau jo nurodymą, įsuktą apyrankę įsidėjau kišenį ir atsisėdau brikelėje greta sero Vomio po baltų baldakimu. Ananda išėjo su reikalais, bet žadėjo po valandos ateiti tiesiai į parduotuvę. Šventės proga parduotuvėje buvo tylu. Duris mums atidarė Hava, paaiškinusi, kad Žana nuo vakaro negali pakilti iš lovos dėl stipraus galvos skausmo. Ir į prie jos lovos praleido sunkią naktį. Seras Vomis tylėdamas linktelėjo galvą. Mums su Hava liepė pasilikti apačioje, o pats užlipo į viršų pas ligonę. Hava dabar jau negazdino mane savo juodumu, nors nuo šviesių persikų spalvos suknelės jie atrodė dar juodesnis. Jūs labai pasikeitėte, Liovoška. Atrodote, lyg per tą laiką būtumėte išaugęs ir baigęs mažiausiai 2 universitetus, nusišypsojo ji, sodindama mane į krėslą ir rodydama visus savo puikius smulkius dantis. Ak, Hava, kaip norėčiau būti nebaigęs nei vieno iš tų universitetų, kuriuos tenka dabar įveikti. Gyvenu nuostabų gyvenimą. Aš ypač sužavėtas tais, kurie dabar greta manęs. Viena vertus gyvenu viltimi vėl susitikti Florentietį, kita vertus esu pasiruošęs pravirkti vieno minties, kad ateis laikas ir teks išsiskirti su visais tais, kurie gailestingai pakelia mano buvimą greta jų. Nė karto nemačiau juose nei nuovargio, nei suirzimo, nors nuolat jaučiu, kaip jie pranoksta mane. Visi Liovuška eina savo keliu, pradėdami nuo pačių žemiausių pakopų. Gyvendamas savo dieną žmogus pats neša savyje visą tą padėties pasunkėjimą, tą susipainiojimą, kuris po to būtinai jį apsupa. Ir kiekvienas galvoja, kad tai gyvenimas jam atsiuntė tas komplikacijas, kurios dabar prieš jį iškilo, tyliai kalbėjo Hava. Jums skaudu, kad kažkada su kažkuo teks išsiskirti, bet juk kiekvienam neišvengiamai lemta gimti ir taip pat neišvengiamai mirti. Ir ne tai yra žmonių drama, o tai, kad jie niekaip nesugeba pasiruošti tam išsiskyrimui su artimaisiais. Jeigu motina iš karto suprastų, kad jos vaikai tik duotos jai saugoti, laikinai saugoti brangenybės, tada ji matydama juose Dievo dovaną, kurią ji turės grąžinti patobulintą ir apšlifuotą, ieškotų juose ne savęs,
o tos aukštesnės vienatinės meilės jėgos, kuri viską kuria visoje visatoje. Ir vienydamasi su jais toje meilėje ji suprastų, kad gyvenimas ne tik nesibaigia su mirtimi, bet kad iš gyvenimo išeinantis jos vaikas tiesiog palieka jam daugiau nereikalingą žemės formą ir išeina į kitą, daug tobulesnį gyvenimą. Taip ir jūs, jeigu turite uždavinį padėti broliui ir tik šis pagrindinis tikslas tešvyti prieš jūs, argi ne vis tiek kokiose formose, kokioje žemėje gyvensite iki to laiko, kol įgysite visišką savitvardą ir kol praplėsite savo sąmonę tiek, kad be žodžių galėtumėte suprasti žmonių mintis, raminti jų protrukius ir sudvasinti jų kūrybinės jėgas. Tik pasiekęs tokį lygį galėsite atsistoti ant to paties laiptelio greta brolio ir tapti jo pagalbininku. Dabar, Chava, daug ką suprantu, kas man anksčiau atrodė tik mano sielos kliedesiu. Bet dabar dar tiek daug ko nesuprantu ir labai bijau klausti. Geriausia Liovuška nieko neklausinėti. Šalia jūsų esantys žmonės tokie aukšti, kad visa, ką jums reikia žinoti, jie patys pasakys ir neskatins jūsų tiems išbandymams, kuriems jūs dar neturite jėgų. Nežinau, Chava, gal ir taip, bet Henris, vargšas Henris neišlaikė. Ne Henris buvo kaltas. Henris pats įsiprašė Anandai, išmaldavo, kad tas pasimtų jį čia, nors seras Vomis sakė Anandai, kad negalima patenkinti šio prašymo. Ananda patikėjo ne sero Vomio išmintimi, bet per savo dievišką gerumą nusileido jaunuolio maldavimams ir priesaikoms ir dabar prisiėmė Henrio suduotą smūgį ir atsakomybę už šią išdavystę. O Chava, 1000 kartų dėkoju jums už šiuos žodžius. Niekada nieko savo draugų neprašysiu. Tarp kitko, kad jūs žinotumėt, koks aš nemokša, kad nėra ko stebėtis, kad man lengviau išlikti savo vietoje, nesistengiant kur nors kištis. Kuo aukštesnis ir kuklesnis žmogus, tuo geriau jis supranta kito aukštumas ir tuo greičiau gali eiti savo keliu. Štai jau grįžta mūsų draugai, stodamasi pasitikti sero Vomio ir pasakė Chava. Nustebau, koks pavargęs atrodė O, lolijonai, aš pasiruošęs metus saugoti jūsų miegą, tik einame greičiau pamiegoti. Puoliau prie savo draugo visai sutrikęs dėl tokios jo išvaizdos. Visada jaunas, guvus. Dabar jis atrodė lyg per vieną naktį nugyvenęs 20 metų. Nesijaudink, Liovuška. Chava tuoj mums pasiūlys kavos ir aš vėl tapsiu žvalus ir stiprus. Tiesiog teko ilgai išsėdėti vienoje padėtyje laikant kompresus ir truputį pavargau. Išsakęs visą savo gailestį, kad manęs nebuvo šalia jo ir negalėjau jam padėti, pasodinau jį į savo patogią vietą kampe, pats padaviau jam kavą ir sušnabždėjau. Jūs mokate miegoti sėdėdamas, atmerktomis akimis. Aš jūs sustosiu, niekas nepamatys, nors valandėlę pamiegokite, aš iš vietos nepajudėsiu. Įjuokėsi taip užkrečiamai, kad net seras Vomis pasidomėjo, ar tik jis nenori atimti iš jo privilegijos į varpų skambesio juoką ir papasakojo mūsų pokalbį šią temą. Tuo metu įėjo Ananda kartu su Ana. Kai ji nusiėmė savo įprastinį juodą apsiaustą, vėl galėjau žavėtis jos stulbinančiu grožiu. Kiekvieną kartą, kai ją matydavau, ji man atrodė vis gražesnė, baltai apsirengusi, jaudinanti, atsinaujinusi, lyg apsivaliusi, net kvapą gniaužė nuo šio grožio. Nuo šių bedugnių akių, nuo tos visų formų ir linijų harmonijos. Iš tikrųjų, tikra Dievo arfa, pagalvojau prisiminęs jos grojimą. Bet mano mintis nutraukė keistas Anos elgesys. Toks keistas, kad visai nesiderino su jos karališku grožiu. Ana iš karto suklupo prieš serą Vomį ant kelių, prigludo prie jo rankų ir graudžiai pravirko, kažką tarp raudų kalbėdama ir slysdama vis žemiau jo kojų. Mano širdis daužėsi. Buvau taip nustebęs, kad negalėjau net pajudėti iš vietos. Tikėjausi jos džiaugsmo, laimingo juoko,
Tikėjausi, kad ji bus rami ir laiminga greta šio meilę spinduliuojančio žmogaus, kuris visus aplink save darė laimingus ir ramius. Stokis, Ana, išgirdau sero Vomio balsą. Dabar jau nėra pasirinkimo. Reikia eiti iki galo. Aš tave prieš metus perspėjau dar kartą. Daviau tau konkretų uždavinį. Tu delsei, tempei. Tai kam dabar verkti? Kad tu privertei visus viską mesti ir važiuoti čia gelbėti tavo į tamsą įklimpusios šeimos, jų galėjai be įtampos viską pati seniai padaryti, jeigu būtum paklausiusi ir įvykdžiusi tai, ką tau liepė Ananda ir aš. Sero Vomio balsas skambėjo neįprastai. Išgirdau jame metalo kietumą, visada skambantį Anandos balse. Nejučiomis pažvelgiau į Anandą. Jis stovėjo greta ir abu jie mane nustebino. Jų veidai buvo ramūs, šviesūs ir švelnūs, o sero Vomio veide, išblyškusiame ir kietame, kaip marmuras, akys liejo spindulius tarsi didžiuliai ametistai. Jeigu prieš tai galvojau, kad nieko negali būti gražesnio už Aną, tai dabar išvydau tokį grožį, kuris žemė jau nepriklausė. Tai buvo iš kitos planetos nužengęs dievas, o ne seras Vomis, su kuriuo dirbau kartu šį rytą. Eik dar toliau dabar be ašarų ir apgailestavimų. Jais tik tirpdai cementą, rišantį tą meilės tiltą, kurį iš savo širdies nutiesė Ananda ir jo dėdė. Džiaugsmu, vien tik džiaugsmu tu gali pradėti vėl statyti tą dalį tilto, kurią pati sugriovei savo nepaklusnumu ir delsimu. 2 kartus gailestingumo balsas nesikartoja. Apie tavo kelionę į Indiją dabar negali būti ir kalbos, bet tik nuo tavęs priklauso. Metai ar akimirka priartins tave prie tos svajonės. Be reikalo lauki ypatingų išbandymų. Bėgo tavo pačios paprasčiausios dienos, o tu jose neįžiūrėjai pagrindinio uždavinio - meilės ir jos pirmojo požymio - lengvai gyventi savo kasdienybę, gyventi pačiais paprasčiausiais reikalais, sudėti juos patį didžiausią kilnumą ir garbę, ramybę ir nesavanaudiškumą, nesvajonėse ir įžaduose, ne idealuose ir fantazijose glūdi žmogaus meilė žmogui. Einantis meilės keliu pačiuose paprasčiausiuose kasdieniuose reikaluose turi tapti dvasinio vienijimosi su visais aplinkiniais grandimi. Palik savo svajones apie aukštesnį gyvenimą, darbuokis čia, kasdienybėje. Ir visada atmink savo sulaužytą savanoriško paklusnumo įžadą. Su šiais žodžiais jis pakėlė Aną ir pamojo man prieiti. Akimirksniu viską supratau, kaip kad daug ką jau pradėjau pastaruoju metu nuspėti be jokių išankstinių minčių, ir perdaviau ją mėlyną skarelę su apyrankė. Kai tik seras Vomis paėmė Anos ranką, kurią ji buvo užsidengusi veidą, ir uždėjo jai brakano apyrankę, ji sušuko lyg sužeista. Nebijok, kūdiki, vėl išgirdau sero Vomio balsą. Dabar ši apyrankė jau nėra santuokos simbolis. Joje neliko nieko blogo, tai tik puikus meno kūrinys. Jis neužkalbėtas ir neįtrauks tavęs į piktadario meilės pinklės. Tai tu pati savo delsimu, abejonėmis, svyravimais ir neryžtingumu supyniai savo ryšį su niekšu. Jis turės arba pasikeisti, arba žūti, nes iš meilės tau nugrimzdo į tokį purvą ir siaubą, kur daugiau negali gyventi nei viena būtybė. Gali praeiti ištisi amžiai, kol tu vėl sutiksi su juo tokiomis sąlygomis, kad savo tvirtą ištikimybę, nežinančią abejonių meilę bei džiaugsmu padėtum jam ir turėtum jėgų atrišti šį niūrų mazgą, kurį taip neatsargiai dabar surišai. Eik namo, Ananda palydės tave, ir galvok ne apie save ir savo skausmą, bet apie už tave laidavusio Anandos skausmą, apie savo įklimpusios į blogį šeimos skausmą. Būk rami ir palaiminta, lauk manęs,
Kol malonaus vakaro dingstime atvažiuosime pas jūs į namus labai sunkiai kovai su blogiu. Kasdien ugdyk jėgą ir tam išmok veikti, o ne laukti, kurti, o ne nuolat drąsintis. Kas galvoja apie draugą ir brolį, tas pamiršta save. Jis nušluostė į ašaras, tą nuostabę mėlyną skarelę su povu ir atidavė jai ją. Sero Vomio balsas vėl buvo minkštas ir skverbėsi į širdį, o nuo jo veido ir visos figūros tarsi sklido šviesa. Ana jam žemai nusilenkė, jis apkabino ją, prispaudė prie savęs. Ir aš pamačiau, kaip ji visa suvirpėjo jo rankose. Kai ji vėl atsisuko į mus, tai ji tarsi nusinešė ant savęs dalį jo švytėjimo. Nepamiršk, 5 valandą pas kunigaikštienę, sušnibždėjo į išeinančiam Anandai. Seras Vomis ir taip pat ruošėsi išvažiuoti, palikdami ligonę man ir Havai. Tu visą laiką būk prie ligonės. Jeigu pas Havą ateis nekviestų svečių, jis su jais susitvarkys, o tu, kad ir ką išgirstum apačioje, saugok ligonę, nepalik jos ir nieko pas ją neleisk. Jeigu Havai bus reikalinga pagalba, mes ją atsiųsime. Ar galiu tavimi pasitikėti? Žvelgdamas man į akis, tarsi pragręždamas kaukolę, klausė mane seras Vomis. O jeigu Hava žudys, man sėdėti ir negelbėti? Su siaubu paklausiau, prisiminę Žaną ir kunigaikštį. Visi trys nusikvatojo taip linksmai, kad supratau, kaip kvailai ir kaip gailiai dabar atrodžiau. Gali būti ramus, ne taip lengvai žudomi žmonės, bet štai tau flakonas. Jeigu triukšmas bus tikrai didelis, mesk jį tiesiai į apačią, jis suduš ir išgąsdins neprašytus svečius. Seras Vomis uždėjo man ant galvos ranką ir per mane perbėgo laimės bei jėgos banga. Jis padavė man flakonėlį ir palikęs mūsų Havai sėdo į brikelę greta į. Varčiau flakoną rankose, negalėjau nieko pilnai suvokti, supratau tik tiek, kad ir Ana, kaip ir Henris, kažko neįvykdė ir įskaudino Anandą. Ana, atrodžiusi man tokia tobulybė. Ana, kurią aš vos belaikiau žemišką. Dieve, pagalvojau, nejau ir Nal, kuriai brolis paaukojo viską, atidavė savo gyvenimą, nejau ir Nal gali būti jam neištikima, sulaužyti savo priesaiką ir skaudinti jį. Ko taip dejuojate, Liovuška, išgirdau švelnų Havos balsą. Argi dejavau, vadinasi kažkas pasivaideno, juk aš Liovuška varnų gaudytojas. Štai ir gaudau varnas užuot sėdėjęs prie Žanos. Prašau palydėti mane pas ją. Turiu galvoti tik apie ją, o jūs ginti tik šiuo flakonu. Tai tikriausiai kokia nors smarvė. Hava nusijuokė tarusi, kad aš matyt turėsiu galimybę pats tuos įsitikinti ir mes užlipome laiptais į viršų. Įėjęs į Žanos kambarį, ne iš karto pamačiau ligonę. Čia viskas buvo perstatyta, Žanos lova stovėjo visai kitoje vietoje už pertvaros gale kambario ir buvo atskirta labai gražia balta užuolaida. Tai jūs, Hava, taip net pažįstamai perstatėte kambarį, paklausiau jos. Prisipažinsiu, labai norėčiau pasakyti, kadas aš, tačiau viskas čia, ne čia puikiai užuolaida padaryta paties ir rankomis. Mudvi su auklė buvome tik porą darbininkių juodaodžių. Aš ilgai apžiūrinėjau šią užuolaidą, bet niekaip negaliu suprasti, iš ko ji pasiūta. Plona kaip popierius, minkšta kaip šilkas ir matinė kaip zomša. Tai štai ir suprask. Labai norėjau paklausti iš kur jis rado šitą medžiagą, bet nedrįsau. Priėjau prie užuolaidos ir iš karto pažinau medžiagą, iš kurios buvo pasiūtas brolio chalatas, Ali atsiųstas jam į puotą. Net nebejoju, kad tai jam atsiuntė Ali, oriai atsakiau, didžiuodamasi savo žiniomis. Ali? Sušuko nustebusi Hava. Nejau Ali. Kodėl taip manote? Tiesa, prieš mums išvykstant čia, pas serą Vomį atvažiavo žmogus su siuntiniu nuo Ali, bet nemanau, kad ji būtų iš ten. Anksti rytą beveik švintant ji buvo išėjęs, o po to aš pamačiau šią užuolaidą.
Girdžiu ratų bildėsi, pertraukė pokalbį Chava. Štai ekipažas jau sustojo prie parduotuvės. Suskambo varpelis. Dievulėliau, tai beldimas. Taip ir mirusius gali pažadinti, linksmai kalbėjo juodaodė mergina, lipdama žemyn ir paliepusi man užsidaryti Žanos miegamojo duris. Likęs vienas įsižiūrėjau į Žaną. Jos veidelis buvo žavus, lygiai toks, kokį mačiau pirmą kartą garlaivyje 4 klasės denio kampe tarp dėžių. Ji matyt turėjo karščio, nes miegas atrodė sunkus. Apačioje buvo palyginti ramu, pokalbį girdėjau, bet žodžių išskirti nepajėgiu. Ar galite suprasti, ką jums sako? Staiga išgirdau sniaukrojantį, ausį rėžiantį pakeltą balsą ir iš karto atpažinau mylimiausią jauniausią Stroganovų sūnų. Ne jūsų man reikia, o jūsų šeimininkės. Maža kokia fantazija šaus kam į galvą. Šeimininkė galėjo pasisamdyti jūs su išskaičiavimu, kad į tokį jauką bus kam nors malonu pasižiūrėti dar kartą ir vis viena kita skrybėlė liks mažiau parduotuvėje. Bet mums skrybėlių nereikia. Mūsų reikalo jūsų makaulė nesupras, tuoj pat pašaukite šeimininkę, šaukė įžūlus jaunuolis. Taip ir įsivaizdavau jo fesu pridengtą garbanotą galvą, gražų kaprizingą veidą, panieką jame, nors ir taip jo išvaizda buvo atstuminti. Klausydamas, kas ten apačioje dedasi, vis sprendžiau klausimą, kada man įsikišti su savo cheminė obstrukcija, kuri, kiek suprantu, slypėjo šiame flakone. Chavos matyt stovėjusios nugarą į laiptų žodžių neišskyriau. Jos balsas skambėjo ramiai, linksmai ir gerokai siutino jaunylį. Dabar prakalbo kitas moteriškas balsas. Prakalbo iš karto pakeltų tonų. Balso nepažinau, bet po truputį supratau, kad tai Stroganova. Mano draugas perdavė jūsų šeimininkiai saugoti kelias savo brangenybės. Jis nori būtinai šiandien per mus atgauti savo daiktus. Jis labai išsirgo šiomis dienomis ir negalėjo mūsų paprašyti to anksčiau. Šiandien paskutinė diena. Daiktai tuoj pat turi būti jam sugrąžinti. Štai jo laiškas jūsų šeimininkiai, bet perduosiu jį tik aš pati tiesiai į jos rankas. Eikite ir pakvieskite ją čia, neverskite lipti į viršų, nes jums nuo to bus tikrai blogai, kalbėjo moteris. Ką čia iš viso su ja kalbėti, šalin pasitrauk, rėkė sūnelis. Nedrįskite prisiliesti prie manęs savo nešvariomis rankomis, nes tada tai jau tikrai jums bus blogai. Išgirdau tokį stiprų, tokį valdingai ramų Chavos balsą, kad net išsižiojau. Parduotuvėje kažkas nukrito. Stroganova suspigo. Nusprendžiau, kad man laikas veikti, puoliau prie durų, atidariau jas ir jau užsimojau flakonu, kai staiga apačioje įsiviešpatavo tyla. Persisvėriau per turėklus ir parduotuvės duryse išvydau į juodą apsiaustą įsisupusią figūrą. Prietemoje negalėjau įžiūrėti ir tik išgirdęs balsą pažinau į. Sėskite ir tylėkite, jeigu esate blogai išauklėtas ir nežinote, kad jūsų amžiaus jaunuoliui derėtų elgtis svetimuose namuose, be to vienišos dirbančios moters namuose. Po to jūs atsiprašysite mis Chavos už savo grubų elgesį, o dabar sėdėkite kaip nebylus gyvulys, nes toks ir esate. Oi, kaip rūsčiai pažvelgė į, o jo balsas griaudėjo kaip perkūnas. Ko ir kaip čia atėjote, madam Stroganova, kreipėsi jis į moterį pasislėpusią už sūnaus nugaros. Jūsų vyras, Ana ir Ananda, jums kategoriškai uždraudė čia lankytis. Kodėl nusprendėte jų neklausyti? Kas jums, daktarė, aš jūs vos pažįstu, jūs man, galima sakyti, pirmas pasitaikęs praeivis ir staiga drįstate mane kamantinėti? Aš jums ne mergaitė, būkite malonus, pakvieskite Žaną. Jeigu ji nepanorės čia tuoj pat
nulipti, žinosiu, kad ji pavogė mano draugo jai perduotas ypatingas vertybės. Man teks kreiptis pagalbos į policiją. Ji nusijuokė. Ką labiau vertinate, apyrankę ar peilį, kurį perdavėte Žanai, kad nudurtų mane? Žmogaus gyvybė jums neturi jokios vertės, jeigu jūsų asmeniškai ji nedomina. Todėl aš ir neklausiu jūsų, kiek jūs vertinate nelaimingos Žanos, mano Liovuškos kunigaikščio gyvybės. Aš jūsų klausiu, ko ieškosite su policija, peilio ar apyrankės? Stroganovas sunkiai sudribo į krėslą. Jos gražus veidas išbalo taip, kad jos tamsi oda net apsitraukė baltų apnašu. Aš nepakęsiu jūsų įžūlumo, sušnibždėjo ji. Galite būti visiškai tikras, kad be daiktų iš čia neišeisiu. Todėl negaiškite laiko ir neškite juos čia. Vis keldama balsą Stroganovas suriaumojo kaip sužeista tigrė. Jūs ne tik išeisite be daiktų, kurie jums visa laimė, nors to ir nesuprantate, nepriklauso. Bet dar padėsite ant stalo ir tą amuletą, kurį Ananda padovanojo Anai ir kurį prieš valandą pavogėte. Jūsų niekšybei, Stroganova nebaigė sakiniu. Į akis sužaibavo kaip du topazai. Jis ištiesė jos link ranką ir tarė, pažvelkite į savo lepūnėlį. Jeigu nenorite panašiai atrodyti, prikaskite liežuvį ir prilaikykite manieras padorumo ribose. Pažvelgiau lepūnėlį. Jis buvo panašus į pasiutusį šunį. Akise buvo matyti nepaprastas pyktis. Liežuvis karojo nevalingai išlindęs iš burnos ir per barzdą ant akinančiai baltos liemenės tyso seilės. Fesas nusismaukė ant kaktos. Jis buvo toks baisus, kad negalėjau jį žiūrėti. Motina, pamačiusi tokį sūnų, nepuolė jam padėti. Neištarė nė vieno malonaus žodžio, ji galvojo tik apie save. Ištraukusi iš rankinuko amuletą ir dėdama jį ant stalo, pasakė į. Pasimkite tą savo amuletą, pagalvokite, kokia brangenybė. Ir nedrįskite manęs įstumti į tokią bjaurią būseną, kokios dabar mano sūnus. Duokite šią apyrankę ir mes išeiname. Ant stalo gulėjo nuostabus auksinis medalionas. Jo dangtelėje buvo įspausta našlaitė iš ametistų. Iš karto pažinau, kad ir man duotas kapitono žiedas buvo to paties darbo. Apyrankė dabar jūsų pačios namuose. Ji atiduota tam, kam priklausė, atsakė jai į. Tai pats įžūliausias melas, sušuko Stroganova. Tas, kam ji priklausė, reikalauja ją nedelsiant grąžinti. Ar suprantate, kad negaliu be jos iš čia išeiti? Daviau Brakanui žodį, tuoj pat atvežti jo brangenybės. Daug žodžių ir priesaikų davėte savo gyvenime. Prie altoriaus prisiekėte mylėti savo vyrą. Perskaičiuokite, kiek kartų sulaužėte savo ištikimybę. Prieš 3 metus pažadėjote Anai daugiau jos nepersekioti ir nelysti su savo reikalavimais tekėti už Brakano. Dabar bijote sulaužyti duotą žodį Brakanui tik todėl, kad jis prigrasino jums ir jūsų sūnui mirtimi. Taip? Pažvelkite į save, kieno perlai ant jūsų kaklo, kieno žiedai puošia jūsų rankas, kieno suknelė apsivilkusi, iš kur šis rankinukas, nelaimingoji moterį, atsipeikėkite. Nusimeskite nuo savęs tuos daiktus ir suprasite bent dalį to siaubo, į kurį pati save įstūmėte. Iš žvilgsnio verčiama Stroganova padėjo ant stalo rankinuką, bet liepė Havai tuoj pat paimti nuo stalo medalioną, kad šis daugiau nesiliestų su Stroganovos rankinuku, iš kurio buvo ištrauktas. Lėtai, tingiai tarsi apsnūdusi, Stroganova nusėmė perlus, auskarus, žiedus apyrankės, kurių rytų mada ant jos rankų žvangėjo 10, vis didėjančiai aukso ir brangakmenių krūvai, pati moteris darėsi gyvesnė. Pagaliau, tarsi nugalėjusią paskutinę kliūtį, ji iš už korsažo išsitraukė plonytę platininę grandinėlę, ant kurios kabojo didžiulis juodas perlas ir toks pat didelis rausvas briliantas.
Padėjusi juos ant stalo, ji giliai atsiduso ir nustebusi apsidairė aplinkui. Ką visa tai galėtų reikšti, daktarė I? Argi man buvo bloga? O taip, jums buvo labai bloga, bet dabar jau geriau, juk jau lengviau kvėpuojate, atsakė ji. Ir kvėpuoju, ir lengviau, ir nesijaučiu suvaržyta. Bet kodėl visi mano daiktai guli ant stalo, vėl paklausė ji, ir jau tiesė ranką, norėdama vėl viską ant savęs susidėti, bet jis sulaikė ją. Truputėlį palaukite, pilnai atsigaukite, išgerkite kavos, ir jis ištiesė jai kavos puodelį, bet aš pastebėjau, kad jis ten spėjo ištirpinti dalį Ali piliulės. Hava užlipo pas mane ir paėmė iš manęs sero vomio flakoną. Jau ruošiausi užuosti baisę smarvę ir labai nustebau, kai pamačiau, kad Hava surinko visus Stroganovos daiktus ant padėklo, atkimšo flakono, o jame pasirodo buvo tokie patys geltoni milteliai, kokiais seras Vomis apibarstė peilį ir apyrankę kunigaikščio namuose. Į apibarstę milteliai Stroganovos brangenybės, padegė jas ir tarė: duok Žanai atsigerti iš ten esančios stiklinės ir pakeis kompresą. Greitai įvykdžiau nurodymą. Prabudusi Žana išgėrė gėrimą, net nepažinusi manęs, apsivertė ant kito šono ir vėl užmigo. Kai grįžau į savo stebėjimo punktą, milteliai jau baigė degti. Visas kambarys buvo pilnas dūmų ir smarvės. Daiktai ant padėklo sproginėjo, lyg šaudant iš revolverio. Staiga kažkas sprogo su labai didelė jėga ir Stroganovui išsprūdo siaubo riksmas. Dabar jums nereikia nieko bijoti, tarė ji. Nešioti šios daiktus buvo baisu. Dabar jie jau nekenksmingi. Liovuška, tu briliantų valymo specialistas. Štai tau skystis, nosinė, pamojo jis man, rodydamas į gulinčias brangenybės. Akimirksniu, ką ten dilba, atsidūriau greta ir ėmiausi darbo. Kaip liūdnai atrodė Stroganovos brangenybės. Puikus juodas perlas išlakstė smulkius gabaliukus kaip stiklas. Vietoje rausvo brilianto gulėjo perskilęs juodas anglies gabalas. Iš visos tos krūvos liko gal tik 10 puikių daiktų. Pažvelkite, paliepė į Stroganovai. Daiktai, kuriuos jūs laikėte auksiniais, pasirodote buvo varis ir sidabras. Pauksavimas nusinėrė ir pati galite įsitikinti, ko jie buvo verti. Visi brangakmeniai, išskyrus likusius sveikus, te buvo tik puikiai nušlifuotas kalnų krištolas, o jūs nešiojate tuos padirbtus daiktus, priimdama juos už pasakiškas vertybės. Stroganova tylėdama lingavo galvą. Visus tuos išlikusius daiktus man padovanojo mano vyras, o visą tą šlamštą dovanojo Brakanas, įtikinėdamas, kad šių daiktų vertė tokia didelė, kad už juos galima nusipirkti ištisą kunigaikštystę. Apmaudžiai ir irzliai kalbėjo jie aimanuodama. Brakanui šie daiktai gal ir buvo vertingi, bet ką jis vadina vertybė? To dabar nesuprasite, tačiau greitai sužinosite. Galite be baimės užsidėti išlikusius žiedus ir apyrankės. Jūsų rankinuke taip pat nemažai šiukšlių, išmeskite ir jas. Stroganova užsidėjo brangenybės, atidarė rankinuką ir sušuko. Brakano laiškas, kurį ji turėjo perduoti Žanai, suanglėjo ir subiro. Pamatęs pelenais pavirtusi laišką, Stroganovo sūnelis sumykė ir pradėjo muistytis ant kėdės. Užsičiaupkite ir nusivalykite seilės, atgaukite žmogišką išvaizdą ir parveškite savo motiną namo. Įsakmiai ir rūsčiai kreipėsi į jį. Nedrįskite nepaklusti šiam mano įsakymui ir tegul jūsų atmintyje išlieka ši valandėlė, o ne baimė prieš Brakaną. Jūs dar jaunas ir galite ištaisyti viską, ką prisidirbote per savo naivumą. Aš tikiu, kad dar galite tapti sąžiningu žmogumi, o ne menkysta ir niekšu. Atsiminkite šią valandą, savo išvaizdą čia ir užsinorėkite ištrūkti iš šarlatano rankų, kuris apipainioja jūs ir jūsų motiną hipnozės pančiais. Kalbėjo įdėmiai žvelgdamas į nelaimingą jaunuolį.
Po kurio laiko motina su sūnumi išėjo. Aš padėjau Havai susitvarkyti tas tariamų brangenybių šiukšlės ir nusiprausiau ir grįžau pas I. Visi kartu užlipome pas Žaną. Ji tebemiegojo, kvėpavo ramiai ir Ji pasilenkęs prie jos pasakė, kad karštis nukrito. Jis nieko mums nesakė apie visus tuos įvykius, o aš nieko neklausinėjau. Man buvo įdomu, kur Žanos vaikai, nes tylu buvo ir jų kambaryje. Hava, Liovuška liks prie Žanos, o mes su tavimi nuvažiuosime pas Aną, kuri dabar priglaudė Žanos vaikus ir atvešime juos čia. Tiesa, Liovuška, dar dieną norėjau tau pasakyti, kad jau grįžo kapitonas. Aš jau mačiau jį. Jis laksto su reikalais, bet pažadėjo 8 valandą ateiti čia. Nebejoju, kad jis išlaikys žodį ir tu galėsi pasidžiaugti susitikimu su mūsų mielu draugu. Neuždedu veto tavo liežuviui, Liovuška, priešingai. Tu padarysi man didelę paslaugą, jeigu papasakosi kapitonui viską, ką per tą laiką išgyvenai. Koks jis mielas žmogus. Dievai žino, kaip skubėjo, kad dieną anksčiau atplauktų į Konstantinopolį ir galėtų ją praleisti su mumis. Pagal tvarkaraštį jo garlaivis čia stovės 5 dienas. Palaukite abu manęs. Tu vargšas, mano berniuk, seniai jau nieko nevalgęs, bet užtat po to eisime į konditeriją ir aš pats asmeniškai užsakysiu tau puikiausią Bagdadą. Brangus Lolionai, aš pasiruošęs dar 2 dienas nieko nevalgyti ir nieko negerti, kad tik nereikėtų matyti jūsų ir Anandos liūdesio ir nuovargio. Viską atiduočiau, kad tik jums būtų lengviau. Sušnibždėjau, pakibęs ant mielo savo draugo kaklo, vos sulaikydamas ašaras. Na ir drąsuolis, kur tai matyta? Suaugęs vyras, o vos neverkė. Staiga šalia savęs išgirdau Havos balsą. Malonėkite greičiau gelbėti savo drąsuolio linksmuolio reputaciją, o tai jūs ir mano akis paversite į ašarų srautus. Ji juokėsi, bet tame juoke išgirdau ne kartėlį, o kažką mane ypatingai nustebinusi, ko aš negalėjau net apibūdinti. Apstulbęs pažvelgiau ją ir tariau. Jeigu seras Vomis dar kartą paklaus manęs, kaip juokėsi Hava, tai aš jam atsakysiu, kad jos juoke skamba ne krištolas, o įskilusios porceliano vazos garsas. Viešpatie, ponė pėdsekiai, aš jūs maldauju, nepraminkite mano juoko tokiu baisu vardu, protestavo Hava. Jau geriau atsakykite jam, kad juodaodžių juokas neharmoningas jūsų klausai. Taip sakyti negaliu, nes mano didis draugas florentietis man vieną kartą išaiškino, kad visų žmonių kraujas raudonas, o jis išmokė mane suprasti, kas yra meilė žmogui. Mūsų teisės į gyvenimą ir darbą sulygina mus abu. Kaip aš galiu sakyti, kad negaliu susilieti su jumis harmonijoje? Aš galiu nugirsti jūsų širdies sopulį, tylėti ir niekam apie jį nekalbėti, bet negaliu ištraukti savęs iš tos atmosferos, kurioje, kai jūs juokėtės, man guodžiasi jūsų širdis. Hava skėstelėjo rankomis ir atsisuko į jį. Pasigailėkite, šis jaunuolis pjauna be peilio. Linksmai nusijuokė, paplojo man per petį ir tarė Havai. Greičiau, prašau paskubėti, aš noriu iki 9 valandos grįžti čia. Labai džiaugiuosi ir galiu tik pridurti, kad kūdikių lūpomis byloja tiesa. Hava tylėdama užsisiautė peleriną ir jie abu išėjo. Aš užsirakinau duris ir likau vienas parduotuvėje. Keista minčių tėkmė sutelkė mano mintis apie Žanos miegamojo užuolaidą. Man pradėjo atrodyti, kad ta medžiaga buvo skirta Anai, kad seras Vomis ją vežė jai ir kad pats važiavo čia dėl kažko labai svarbaus ir reikšmingo Anos gyvenime. Jo žodžiai apie Indiją, apie tai, kad jai neliko net vilties ten išvažiuoti. Viskas bylojo, kad Anos gyvenimas turėjo iš pagrindų pasikeisti, bet kad ji pati kažką padarė ne taip ir pavedė ne tik save su Ananda, jo dėdė, bet taip pat ir serą Vomį bei Ali.
Jeigu taip sunku išlaikyti tą aukštį netokiem pažengusiam kaip Ana, tai kaip skverbtis tuo gyvenimo taku tokiam berniukui kaip aš, šmėkščiojo mano galvoje. Ir kas galėjo sudaužyti Havos širdį? Kodėl ji nėra visiškai patenkinta gyvenimu, nors gyvena betarpiškai bendraudama su seru Vomiu? Vis galvojau, šokinėdamas mintimis nuo vieno prie kito. Tos kelios valandos, kurias praleidau dirbdama su seru Vomiu, suteikė man daug laimės ir džiaugsmo. Kaip galima gyventi greta jo ir nešiotis nors menkiausią sopolį ir dar širdyje? To niekaip negalėjau suprasti. Užlipau pažaną, įsitikinau, kad čia viskas tvarkoje, vėl nulipau į apačią ir lėtai vaikščiodamas iš kampo į kampą pradėjau laukti kapitono. Greitai suskambėjo varpelis ir aš atsidūriau savo draugo glėbyje kartu su didelė puokšte kvapnių rožių skirtų Žanai. Vienas kitą apipylėme klausimais, stebėjomės vienas kito permainą ir štai jau mudu kampe ant sofos ir aš patikiu kapitonui visus pastarųjų dienų įvykius. Daugelyje vietų kapitonas pašokdavo kaip tigras, kitose tik žvelgdavo į mane švelniau už motiną, bet buvo ir tokių, kurių jis iš viso negalėjo suvokti. Kai savo pasakojime pasiekiau Anos ašaras, jis sustabdė mane ir kelis kartus turėjau jam pakartoti visus sero Vomio žodžius. Kiekvieną kartą, kai tik paminėdavau Brakano vardą, jis įnirtingai gniaužė kumščius. Baigdamas papasakojo apie Havą, apie savo baimę B, apie jos laišką ir dovaną man. Nepamiršau paminėti ir jos juoko. Kapitonas juokėsi ir atsakė, kad gyvenime dar nebuvo taip linksma. Suskilusi juodaodžių vaza. Nuostabu, kas be jūsų dar taip sugalvos? Na, o kas be jūsų gali sugalvoti ir padovanoti man tokį žiedą, kokį man palikote? Paklausiau, dėkodamas iš visos širdies. Štai grįžta. Žiūrėkite, neišduokite manęs Havai. Pasitelkite visą savo džentelmeniškumą ir nepamirškite, kad jos juodumas jai labai nemalonus. Nesijaudinkite, Liovuška, būsiu malonus kaip tepalas jos žaizdai. Net susiriečiau iš juoko. Taip ir sutikau besijuokdamas vaikus, Havą ir I. Dar truputį užtrukę parduotuvėje išėjome į konditeriją. Ten pasistengėme kaip galėdami greičiau numalšinti savo alkį ir gan greit parėjome namo. Kapitonas vėl apsigyveno savo kambaryje, o Anandai kunigaikštis pasiūlė kambarį apačioje. Tai pasibaigė pirma mano sekretoriavimo diena. Atsiguliau miegoti su mintimi, kokius dar siurprizus visiems mums pateiks rytdiena.